Kadangi akinius nešiojau virš 20 metų, per tą visą laiką, žinoma, negaliu sakyti, pripratau, bet mano regėjimas blogėjo palaipsniui. Buvau pabandžiusi nešiot kontaktinius lęšius, bet mano akys yra labai jautrios, aš tiesiog jų negalėjau nešiot. Daug informacijos neturėjau apie lazerinę procedūrą. Aš įsivaizdavau visada, kad tai yra labai sudėtinga operacija ir tiesiog aš jos, nieko nežinant, aš jos tiesiog bijojau. Žinoma, buvo didelis klausimas, kaip man į kokią įstaigą kreiptis. Bet aš nežinau, aš nebijojau ir iš karto užsirašiau į medicinos diagnostikos centrą dėl to, kad čia lankausi. Lankausi, turint tokių kažkokių rimtesnių problemų, nes, vis tiek tai yra labai rimtas centras, turintis geriausius rengimus, centras, kuriame dirba, mano manymu, geriausi specialistai. Viską daktarė papasakojo labai aiškiai. Operacija pati, iš tiesų, jeigu man reikėtų papasakot pažįstamiems dabar operacijos, aš sakyčiau, tikrai nėra ko bijot. Tikrai nėra ko bijot, skausmo nėra jokio. Po operacijos aš nežinau, aš didelio diskomforto nejutau. Aš atsikėliau kitą rytą, žiūriu pro langą, iš tolo ir tie patys medžiai, kurie kadaise tai man susiliedavo, dabar aš kiekvieną medį taip apžiūriu, matau atskirai, kiekvieną detalę iš tolo, bet kažkoks akmenukas, ar tai, nežinau, kaimyno ten koks nors mažas prie namų elementas ir aš visą tą matau. Buvau tiesiog nustebinta, kad taip galima kitą dieną po operacijos matyti. Ir tada galvoju, kodėl aš to nepasidariau anksčiau. Ir tiesiog aš norėčiau galbūt žmonėm tiesiog tokią žinutę perduot ir norėčiau, kad jie išgirstų galbūt tą pirmą tokią žinutę ir po to pasiskaitytų, pasidomėtų ir padarytų sprendimą. Nes gyvenimas po to, tikrai, tai yra vienu dideliu rūpesčiu mažiau gyvenimas be akinių. Aš labai džiaugiuosi ir jeigu mano kažkokie pažįstami paklaustų, aš jiems tikrai rekomenduočiau tiesiog savo gyvenimą pakeisti.